Grįžta vyrai iš Bulgarijos. Lietuvos rinktinė poledinės žūklės pasaulio čempionai. Nu ką, sveikinimai, Šiaurė. Dėkui. Didžiuliai. Karšių palikai? Bus dar karšiukų, bus. Rolfai, sveikinu. Valačiai, du. Visų, kad greit atbėga. Pagarba. Nu ką, kaip matote, grįžo kolektyvas, visas nuotaikoj, visas įdegęs, labai gražus, su apdovanojimais, su didžiuliais medaliais. Šipsenėlės. Reikia emocijų. Pavargė, išvargė. Tai dar yra kas atvažiavo. Kolektyvas pasitinka. Kaunas, Rotušės aikštė. Dabar jie buvo. Dar pabūkime. Už Lietuvą! Juhu! Mes už Lietuvą! Nu dabar galite Nu gal trumpai galima pakalbinti truputėlį kolektyvą. Arūnas Kočka, kaip pasiekimai. O, esu žiauriai pavargęs, bet žiauriai laimingas. Žiauriai. Mes už Lietuvą. Stengiamės 2 savaitės. Kažkokių ypatumų, kažkokių tai buvo, kažką Oi, tai gamta. tokio. Ypač gamta patiko kalnai. O būtent apie sportą patį pakalbėjus, prasme, kas veikia, kas dirbo, ką būsimiems sportininkams. Sportas buvo labai sunkus, kas liečia judėjimą. Trūkumas degonės, kol pripratom 3 dienos. Gal kokią savaitę laiko pripratom žuvies norus. Į noringą, nekibi. Čia nuo žvejo kelios kolektyvo, toks lengvas prezentas. Kiekvienam po buteliuką, kad turėtumėt ką švęsti. Nuo ko pradėti, nepamirškit, kad Lietuvoje alkoholis yra parduodamas ribotai. Arūnai, tai konkrečiau dabar kažką tai būtent apie avižėlės, apie dar kažkokių ypatimų buvo. Kodėl jūs laimėjote? Ką tokio stebuklo padarė? Mūsų bendro kolektyvo, ta prasme, gal net kaip čia pasakius, daug norų buvo labai. Turėjom gerus trenerius, trenerių štabą. Mūsų buvo motivacija labai aukšta. Sako, 10 rimtų treniruočių. Avižėlės geros, valai, rėmimas. Labai dėkui rėmėjam, labai padėjo geri graštai. Kiek supratau, Dunajevo valai jums pagelbėjo, ne? Geri Dunajevo valai, taip. Super. Stiprus, jo. Avižėlės. Jaukai, va, labai dėkui Igoriui, kas liečia jaukų išlaikymą, gyvus, džioką, didelius. Super. Jie mums padėjo. Igoris buvo atsakingas, kaip supratau, už gyvus. Matailių Mozart. 50% Igorio darbo įdėta į mūsų pergalę. Tikrai. Nu ką, super, dar kartelį sveikinu, kabra. Dėkui. Einam ką? Kelionė labai išvargino. Nu ką, žvejo kelias kolektyvas pasitiko čempionus.
Einam dar pakalbinsim, kol jų dar yra. Matau, laisvių stovite, nelabai turit ką veikti. Gal truputėlį trumpai. Žvejo kelias su Richardu Laideliai, papasakosite, ką nors, kaip jums ten sekėsi. Ta prasme, kažkokie stebuklai būtent, ką padarėte tokio, ko nepadarė kiti. Kas tai padėjo tai, kad važiavome anksčiau 2 savaitėm, per savaitę susirgau su organizmu ir su vietiniais ešeriais. Treneriai tiksliai sudėliojo planą, ir atiduoti 120% jėgų ir rezultatas toks mano. Tai ta prasme, kokia buvo žuvis pagrindinė? Būtent ešerys. Bet tai nebuvo didelė, kaip supratau, ne? Ne. 120 gramų tai buvo jau bonusas vadinamas. Tas, kas pagavo porą tokių ir rezultatė kėlėsi į viršų iš karto lentelį. O daugiau 20-30 gramų ešeriukai. Ką galite apie avižėlės papasakoti? Gramai, svoriai? Avižėlės jo dydis tai būtų pradžia gal nuo 2,7, o 2 valandą jau 2,5, 3 net iki 2 mm. Paruoštų, pasakyk, kokių buvo, nuo kokių dydžių paruoštų? Paruoštas buvo nuo 1,6 iki 4. Nes bulgarai žadėjo srovę, kurios taip ir nesulaukėm. Geras. Buvom pasiruošę viskam, iš tikrųjų. 13 treniruočių po 3+ valandas. O valų storiai kokie motivavo? Valų nuo... Avižėlės dydžio priklauso, tai buvo nuo 0,03 iki 6,7. Tu savo neįsivaizduoju, kaip taip galima. Su storesnių valų, vien 6 avižėlę nuskandinti 5-6 metrus. Tai užtruktų daug laiko ir, nebūtų prasmės iš tikrųjų. Aišku, jeigu jau nieko nėra, tada ploninės, mažinės ir leidi kiek reikia. Mažai kažką sugrabšti. Žodžiu, kaip visada, laimėjo plonybės ir silpnybės visos. Iš tikrųjų laimėjo 13 treniruočių atliktų prieš varžybas. Išsiaiškintas buvo nuo iki vandens telkinys, giliai, dugno reljefas, kirpta su jaukais. Kaip supratau, turėjot labai rimtą Rusijos trenerį. Jo, turėjau. Ta prasme, iš Rusijos trenerį, taip? Vienas iš geriausių trenerių. Pernai metais mūsų rinktinė Lietuvos buvo 3 Kazakstane su tuo pačiu treneriu. Matot, ką jis padarė šiais metais. Aišku, komandai pasikeitė tik 2 sportininkai. Brandulys buvo tas pats. Tai atėjo Marius ir atėjo Gintas. Matot, kaip sudavė vienas pasaulio čempionas, kitas 3 pasaulyje. Jaunuoliai papildė komandą, iš tikrųjų iškovojo tą auksą Lietuvai. Kažkas nerealaus kolektyvas. Dar kartelį sveikinu, tikrai labai malonu susitikti. Mes dar su Chebra pakovosim vasarą, nes kolektyvas ir fyderių užsiema. Aš mačiau. Motelis, ne? Džiokas. Bertūnas su moliu, o Dašerimas Limanas su moliu. Aktyvas. O tai ta prasme, kokie svoriai vyrava, šėrimo, kiek pašaro reikia sunaudoti? Nuskaitėjau karmuškėlę sportinę tokią, net tai pirmas startinis pilna, o dašerimas, Vieną daugiau tų dašerimui? Tik tai vieną, ne į aketį. O kiek laiko? Dvi žuvis, vėl biški. Aha. Jau į patį galą turo jau minimaliai, kad jau atsirinkti. Taip pat 3 valandas. O aketė kiek laiko užtrukdavote? Aktyvė žuvė, 2 žuvis nėra 2 kėlimai, ne kita. Rengia aktyvė žuvė, neužsisėdė. Žodžiu, laksimo buvo normaliai, ne? O toks bendras plotas, koks buvo tenais? 80-120 sektorius. Sektorius? Jo, 15 dalyvių sektoriui. Mes pagal savo planą ėjom ten, kur turėjom įeiti. Bendrą protą pasėmėm vienam sportininkui kažkur apie 20 kvadratinių metrų. Aha. Mes taip nusprendėm su trenerių štabu, kad ten gali būti žuvis. 20-50 gylis. Pasiteisė. Būtent antrą dieną visiems. Iššovėm tai tą bombą. Žiauru, žiauru. Ir avižėlių dydį dirbom. Startinis 2,7, jeigu gerai trojkę, į galą 2,3. Tai dabar sekantis metai kur bus? Lietuva. Palauk, tai 19? O kodėl aš galvau 20? 20 Amerikoje. Amerika. Varysit?
Reikia rėmėjų stipresnių, net truputėlį. Iki Amerikos jau su busiku sunkoka bus nuvažiuoti. 2,5 tūkstančio man jau buvo. Priekdai su nuotaikos grįžimas, tai aišku, žinom, kad lauks. Atrodo, nu kiek 100. Rašai kur, Kaune? Aš to rašau, kur Kaune rašai. Galvoju, kur tas Kaunas dar nesimato jūsų. Svarbiausia, be traumų tvarkingai grįžom. Nu tai smagu mėgas. Ką? Einam pakalbinsim. Dar ką nors? Borisas. Kas dar nesikalbėjęs, dar turi sveikatos? Papasako, kaip tu sirgai už lietuvius. Ką? Palaikiau komandą. Man rodos, be Vilniaus nieko nebūtų buvę, taip? Didžiausias Lietuvos rėmėjas mūsų. Rolfai, nu keli žodžius Žvejo Kelias kolektyvui, papasakoj. Ką tam papasakoj? Aš norėčiau sužinoti jūsų užkulisius. Kaip jūs gyvenate? Ar mergų buvo? Ar merdų buvo? Ai, Ričard, užkulisiai žiaurus. Tu nepatikėsi, žiaurus. Grįžti namo ir visą vakarą džiuvini daiktus. Pažiūrėk video, vandens 40-50 cm ant ledo, sniegas pusę metro. Ir kiekvieną dieną toj baloj. Žiauru. Kiekvieną dieną ateini, žygioji kilometrą iki pasirinktų vietą, daraisi sektorių ir aritam sektoriui treniruojas. Ant tiek juodai dirbam 10 dienų. Plius lėgis, supranti, kalnuose kiekvieną dieną vis turėtum po vieną nelaimę žmogų su sveikata. Kiekvieną dieną kažkas atgriūdavo. Pirmą dieną man fiziškai teko atgriūti, vakarė širdutis sustreikavo. Antrą dieną kažkas kitas, trečią. Kiekvieną dieną turėjom po iškritimą. Ta prasme, naudojat kažkokius tai vaistus? Magnį gėrėm magnį, daugiau nieko nenaudoju. Bet buvo rekomendacijos iš vietinių gydytojų, nieko visiškai, jokio palaikymo kažkokio, tai nieko visai. O gyvenimo sąlygos? Puikios, išsinuomavom per bulgarus draugus, išsinuomavom namukus 2. Aišku, ten neturėjom didelio diskomfortų, mūsų biudžetas per daug mažas, ką mes ten galėtume sau leisti, kaip amerikonai mokėti dieną už vieną žmogų 560 eurų ar kaip kitos komandos, tai mums ten gausi berods 8 eurai už pragyvenimą, tikrai nesiskundžiam sąlygų. Galbūt daugiau problemų turėjom užvažiuoti kaip pašalą į tą gyvenamo namuką. Mačiau laifus darytus, kad tenais pilnas sniego, kalnai, viskas, ne? Per paskutinės paras prisnigo berods apie kokį 60-80 cm. Eina peklan. Taip, filmavau, rodžiau medžiagą, kaip yra ženklai. Jeigu įsivaizduoji stulpas stop ženklas, tai tik tai matosi stop. Stulpų jau nebesimato. Oho. Yra nuotraukos, tai nerealiai, tiek prisnigo. Tai principė tas 35 km reikia nuvažiuoti, kiek normaliai važiuojant, jeigu normalus kelias yra. Tai užtrunka, grubiai apie 30-25 minutės, jeigu jau taip 3 valandas važiuodami iki varžybų vietų. Dar truputėlį apie užkulisius, ta prasme, kaip maitinimas. Buvo stabilus, kai iš jų pusės ar savo viską patys, ne? Viską patys. Sūnus atvažiavo su antrojo ekipažo, jisai mokinosi būti šef povaro. Albertas irgi labai daug prie to prisidėjo, kad atjungtų komandą to maisto gaminimo. Tai sūnus Albertas kiekvieną vakarą vakarienį, pusryčiai, bandė maitintis dar kavinę, bet žiūrėjau, kad mūsų biudžetas netempia pusryčius valgyti kavinį. Tai rytis su Alberto būdu darydavau vakarienės. To kaip užteko. Supratau, Karo, dar kartą. Labai malonu, smagu, aukštų pasiekimų kitais metais jau bus Lietuvoje truputėlį lengviau. Ne, bus dar sunkiau, pernai 3, tai šiemet 1. O dabar jau nėra kur dėtis, teks vėl imti 1. Aukštų pasiekimų.